akumuliatorinė aukštapjovė UKC. Tai pasižiūrėsim, kas čia per daiktas, kam jis naudojamas. Tai yra žiauriai populiarus dabar daiktas, patogus įrankis būtent sodo darbam. Tai kaip matot, jisai surinktas pilnai, yra didesnis negu 2 metrų, tai čia netgi 2,50 m. Tai plus mano ūgis, realiai su tokiu įrankiu galite pjauti maždaug iki 4,5 metro aukštį esančią šakas netgi. Tai čia yra kaip 4 viename, tai turite iš karto pjūklą ir plus ant jo dedasi irgi sekatorius. Tai tuo tada parodysiu, kaip jį naudotis. Tai šitas modelis yra segmentinis, kaip matot, čia yra 4 segmentai sujungti. Tai gale turiu rankeną ir ją pajungęs galiu naudoti įjungti patį pjūklą. Tai taip pat ją galiu susikomplektuoti tiek, kiek man reikia. Tai tiesiog galiu atjungti ir išimti, pavyzdžiui, kelis segmentus, jeigu nuspręsiu, kad man reikia mažesnio ilgio. Tai tiesiog išimu segmentą, pasidarau ilgį tokio, kokio man reikia, arba galiu išimti dar vieną segmentą. Lengvai susikomplektuoju, pasidarau kokio reikia. Jeigu noriu jį iš vis išrinkti, jis bus pakankamai kompaktiškas, kad galėčiau jį lengvai automobilį įsidėti arba gal netgi į tašę kažkokią ir nusivežti sodą, kur man reikia. Tai va, pavyzdžiui, toks yra variantas iš 2 segmentų gaunasi. Tai jis jau bus gerokai trumpesnis, paprastesnis. Ir kaip matot, naudojimas paprastas, tiesiog čia nuspaudžiu rankeną, pjūklas veikia. Patogus variantas yra, ne visi modeliai šitą turi, jisai turi reguliuojamą galvą. Tai vadinasi, aš galiu nuspaudęs, pakeisti kampą, tai galiu kirpti iš viršaus, galiu kirpti iš apačios, jeigu reikia. Tai man duoda lankstumo, labai aukštai kažkur aš galiu prieiti būtent taip, kaip man reikia, taip kaip reikia tenais kažką nupjauti. Tai čia nais, kaip irgi matėt, viršų ne tik taip pjūklą galima dėti, bet lygiai taip pat į viršų dedasi ir sekatorius. Taigi, atjungsim, čia yra fiksatorius gale, atdengus fiksatorių pjūklas atsijungia, ir aukštapjovę padedu. Taip, taigi pats pjūklas, jį galima naudoti irgi atskirai, lengvas, ir aukštapjovė. Aukštapjovė jungiasi lygiai taip pat čionais, tada keisdamas kampą galiu, tiksliau, sekatorius jungiasi tenais irgi keisdamas kampą galiu kirpti. Taip, kai perkat šitą daiktą, galite rinktis komplektaciją be akumuliatorių arba su akumuliatoriais. Tai čia turim opciją su 2 iš karto akumuliatoriais. Tai akumuliatoriai atrodo šitaip. Tai naudoja čionais. Čia realiai yra darbinės įtampos 21 voltas ir tinkama kita akumuliatoriai. Tai geras dalykas, kad suderinama yra su Makita akumuliatoriais. Jeigu jūs turit, galėsite irgi naudoti. Tai čia kompletu turim juos netgi 2 ir jie yra 10 celių, tai dvigubai didesni. Jungiasi labai paprastai, tai galiu naudoti nebūtinai kaip aukštapjovę, bet taip pat, kaip minėjau, turiu vos ne 4 viename, nes tai gali būti aukštapjovė su pjūklu, aukštapjovė su sekatorium arba atskirai pjūklas arba sekatorius. Tai labai paprastai viskas naudojama, prijungiu akumuliatorių, spaudžiu mygtuką ir pjūklas pasileidžia į darbą. Yra apsauginė plokštelė, galiu kirpti tiesiog taip, tai šitas tikrai yra galingas pjūklas, greitas, plus komplekte eina sekatorius. Sekatorius veikia taip, man reikia jį įsijungti, atrakinti. Ir kai jis atsirakino, dabar veikimas labai paprastas, tiesiog spaudžiu, kerpuką noriu kirpti. Dažniausiai klausimas būna, kiek jisai galingas, kaip jisai kerpa. Tai čia stovi galingas bešepetėlis variklis, galim pasižiūrėti, ką su juo maždaug galima padaryti. Tai turim šakelę. Kaip matom, visiškai lengvai paprastai. Nu ir čia turim jau tokią storesnę šaką, tai čia jau paėmėm tokią padžiūvusią, kietesnį pagalį. Jis yra apie maždaug 2,5 cm pločio. Pažiūrėkime, ar jisai tokį gali kirpti. Čia iš vis toras jau tokia vieta. Jo, kaip matom, visiškai kaip nieko. Tai vadinasi, eina kaip per sviestą. Tai sekatorius visiškai laisvai gali karpyti praktiškai tokią šaką, kokią telpa į jį įlyst. Tai lengvai, greitai galėsit pasidaryti darbus. Su pjūklu pabandysim irgi pasižiūrėti, kaip jisai pjauna. Nueisim į sandėlį, pažiūrėsim, ką galim supjaustyti, kad jį išbandyti. Ir taip pat komplekte, ką nepaminėjau, kroviklis aišku eina. Turim papildomus įrankius surinkimui, išrinkimui ir netgi galastuvas yra pridėtas. Tai žodžiu, turėdami tokią rinkinį, sode galėsite apsiginėti praktiškai viską, ką gali reikėti. Storom šakom bus pjūklas su 6 colių grandinė, mažesnėm šakelėm bus sekatorius, su kuriuo žiauriai greit galėsit padaryti, šakom esančiam labai aukštai, turėsit visą rinkinį, kur galėsit pasireguliuoti, kokio aukščio jums reikia. Tai vos ne iki 4,5 metro galėsit pasiekti realiai apsipjauti. Taigi tikrai geras variantas sodo darbams. Taip, išbandysim aukštapjovės DM genėjimo pjūklą. Pasižiūrėsim, kaip jisai pjauna. Turim pavyzdį tokią neploną lentą ir pažiūrim, kągi jisai gali. Iš tikrųjų pakankamai greitai ir lengvai.
Dar kartą. Jo, kaip matom, dirba lengvai, greitai, tai tokias lentas pjaustyt galit be problemos. Panašu, kad storesnės lentos jiem irgi nebūtų problema, tai jeigu reikės kažką genėt, tai su juo lengvai galite tai pasidaryti.